Sveiki, o dabar kviečiu visus savo klientus ir noriu pakviesti į gražią šventę ir padėkoti, kad buvote su manimi ir tikiuosi, kad ateisite pas mus į šventę ir prisijungsite prie alijanso. Būsite pirmieji, tai pirmiesiems visada bus labai daug gerų dalykų. Tapsite, jeigu dar nesate stipriais lyderiais. Vida Daubaraitė ir Edita Polujanskienė. Tai sesutės, tai pirmoji pas mane atėjo Vida, tai labai lauksiu jūsų abiejų. Toliau, Arvydas Packevičius ir jo pusseserė, bet aš neatsimenu jos vardo, bet aš atsimenu, kad ji ir dukrą pas mane atvesdavo, tiesiog užkrito, žinau, kad virėja buvo. Ir dar buvo prisijungusi prie Amway, tai vat lauksiu jūsų abiejų. Toliau, Asta iš Šiaulių Verigienė, man atrodo, ir jos vyras Arvydas. Mes susipažinome salone Šiauliuose, Garbano salone, ten, kur aš pradėjau dirbti, buvo pirmoji mano darbo vieta. Tai laukiu jūsų. Jūsų dukros jau didelės, su dukromis galite ateiti. Toliau Jovita Daugvilaitė. Tokia pozityvas, jinai ten keletą kartų pas mus buvusi salone, bet dabar jau nebeteina, bet tiek daug, toks šviesulys, tai jūs labai daug pritrauksite žmonių, tai skubėkite kuo greičiau. Po to sesės Kreimerytės, viena Toma, o kita, neatsimenu tiksliai, bet galiu suklysti. Liktai Ernesta, bet jeigu suklydau, tai labai atsiprašau. Orinta Razmė su savo vyru. Irgi vyro vardą pamiršau, bet Orinta buvo viena iš mano nuostabiausių administratorių. Tai irgi labai laukiu. Po to Giedrė Šimkienė, irgi su vyru. Ir po to jos mama Leonora Strukaitienė. Tai labai nuostabios damos ir labai jūsų laukiu. Toks tikrai buvo labai gražus ryšys tarp mūsų tokį ilgą laiką. Ir Leonora visada man primindavo, ašgi panašiai kaip tu gimusi 24 dieną, o aš 25, tai visada vis primindavo, bet tikrai tokios sielos širdies žmonės. Rasa Gramienė, irgi viena iš tokių nuostabių, tai nežinau, gal dabar jau ir Lietuvoje gyvena. Labai kviečiu. Toliau, Bronytė Zaveckienė ir jos pusseserė Diana iš Feminos Bonos. Tai aš pas Dianą mokiausi, o Bronytė turi savo verslą, ten anksčiau bent jau turėjo, kas dabar aš net nežinau. Tai irgi teko susipažinti, tokia šauni moteris. Ir Diana labai stipri, ir verslą turi, ir apmokymai stiprus. Labai ačiū už apmokymus. Rimutė Kazlauskienė, irgi iš Damų rojaus, kuri daro refleksologiją. Tai kas nori, prašom, registruokitės pas ją, susiraskite per Facebooką. Toliau